Gerai, puiku. Man Emilija? atrodo, aš susijungiu, bet man nelabai suprantu, nes aš taip gerai nirau. Tada kažkas biškį taip nutiko, žinai, kad kažkaip tos akys taip labai įsitempė, negerai, žinai, nemalonė, kažkaip atrodo biškį atkritau, bet paskui atrodo lyg vėl panirau, bet dabar jau tamsu, nes prieš tai atrodė, kad biškį eina kažkas, žinai, nu ne visai tamsu, bet kažkokia biškį mini fleščiukai eina. Nu, to dar atsipalaiduosiu. Gerai, tiesiog tada gulėk, atsipalaiduok. Aurora? Aurora ties 5. Pamačiau aš, kad sėdime, pamačiau 4 moteris, sėdinčios kaip atviru dangum, kaip naktis jau, daug žvaigždžių nuostabių. Ir mes prie tokio kaip sudėta iš akmenukų laužo. Ir man atėjo, kad tai yra reinkarnacija, kai indėnai. Ir mes darom padėkos ritualus. Wow. Ir man sako, kad tai esame visos mes 4. Ir aš matau, kad mes visos sudėjusios kaip sėdim. Pas Emiliją matau plunksną tokią įdėtą. Kristina tai taip kaip veda. Man taip dabar visas kūnas atrodo net kaip nutirpęs. Veda Kristina. O Renata, jeigu gerai pamenu vardą, yra kaip toji sena indėnė, jos kojos net. Atrodo, kaip jinai, kad stovėtų ir mums rodo, kad padus visų reikia padėti būtent ant žemės, kad būtų pilnai padas padėtas. Ne taip, kaip sėdint, tarkim, ir padai jie nepadėti ant žemės. Ir vat aš tokį matau, ir mes kaip padėkos kažkokius ritualus ir tokius kaip intencijas į apsaugą, į meilę dėl visos kaip genties. Ir paskui aš pamačiau, kaip mes jojam ant žirgų, bet tie žirgai nepabalnoti. Jie laisviai, kaip laisvi. Ir toks lengvumas, taip gera, bet vėl paskui mane sugrąžino prie to laužo. Nežinau, jūs ką nors tokio matot, jaučiat. Aurora pasakojo, man šiurpas eina per visą kūną. Man irgi. Oi. Ir tas dangus, ir aš matau, mes kažkaip tai visą intenciją, visas tas energijų atidavimas iš žvaigždės į tą šaltinį, iš kurio kiekviena atėjus, kaip ir kiekviena žino, dabar aš net matau kaip 4 stulpus. Virš kiekviena susijungia su savo šaltiniu. Ir dangus atrodo kaip ir naktis, bet kažkokia ypatinga ta naktis. Ir ne kaip ir tamsu, bet kaip ir šviesu toksai. Ta naktis kažką seniau labai reikšdavo. Jinai nebuvo kaip tamsos, jinai buvo atvirkščiai. Gal čia buvo data kažkokia speciali, pavyzdžiui, kažkokia ten mėnesio diena ar... Man iš pradžio ėjo, kad data galbūt kažkokia, bet paskui man atėjo toks, taip flešiuks prabėgo, kad mes galim bet kada susikurti tą datą, nėra jokių limitų, nėra jokių datų nustatyti. Aš tą patį, Aurora, tą patį noriu pasakyti iš karto, nėra datos. Nėra datos, mano informacija, kad nėra, nes data tai yra kažkokie tai ribojimai, laikas yra ribojimas. Čia nėra jokių ribojimų. Mes tada žinojom, kad nėra tiesiog eini ir darai, atiduodi tą intenciją. Ir aš matau tokius rūbus su tokiais nuostabiais gražiais raštais mes apsirengusios. Emilija 3 kartą matau plaukuose plunksną, tokia graži su juostelė tokia. Žinok, man plunksnos patinka nuo vaikystės. Svajonė. Indėnai labai patinka nuo pat vaikystės, žiauriai traukia, neapsakomai, muzika jų, viskas apranga ir tie jodinėjimai, tai žirgais be balnų irgi čia jau man
svajonė irgi svajonė. Mhm. Visas tas tiesiog atitinka mane, vat, kas man patikdavo nuo pat vaikystės. Visas tas. Emilija, tau rodo, žinau, kad tas žirgų kanopų stuksenimas tau informaciją trakina. Geras. Mhm. Man tie žirgai tokie, vat, ypač tie tokie dėmėti, tokie, kur būna ruda balta, tokiam dėmėm, tokiam didelėm nuėję, tokie, vat, indieniški grinai, vat, labai labai. Aš tai nematau, taip konkrečiai to vaizdelio, tik tiek, kiek Aurora nupasakoja, tiek sugebu ir pamatyti, nieko daugiau. Bet aš norėčiau tą Auroros tą vaizdelį pavesti tą pusę, kad mes galėtumėm dabar įsižeminti visos. Nes ką pasakoja padėjimas pėdų ant žemės, ane, kad įsižeminam kojom ir paskiau per kanalą į viršų. Va šitą veiksmą kiekviena galima atlikti. Ir mes rankom dabar visą susikibom, aš prieš tai, kad kalbėjau Emilija, man vėl atėjo pajautimas, toksai kaip matymas, kad Renatos pas ją yra labai daug senų žinių ir ji perduoda tas žinias. Iš jos dešinės pusės sėdi Emilija ir jinai perduoda kažkokius kaip kažką, kad į ugnį reikia mesti. Kažkokios kaip ar tai žolelės, kažkokios sudžiovintos. Ir mes visos metam į ugnį. Kada Ir gyvs. tada susikabiname rankomis ir matau, kad kai susikibę rankomis, pasiėmusios uždaug. Ir rankas eina labai stipri meilės energija. Aurora, tu Ir va pažiūrėk, kad tas- rankos yra ženklai. O dabar matau ženklus. Tokie labai įdomus simboliai ant delnų. Užantspauduojam tos ženklus. Ant Emilija, vienos atlik savo matau darbą. žvaigždę. Oi. Žvaigždę, ant kitos aš matau vandens simbolį. Paukščio simbolį. Aš nelabai suprantu, gal tie visi- ženklai išpaišyti, ar čia energetiškai jie yra. Energetiškai. Aha. Čia gal susijęs su kiekvienos šaltiniu? Ar gali tai būti, gal patikrinkit? Man atėjo, kad nėra Gali. abejonių ir Nėra abejonių. man taip. atėjo iš karto nėra abejonių. Mhm. Taip yra. Bet Ir jie, mes visos kai yra, rankom- jo, Aurora, jie kai yra kartu, jie, žinok, labai didžiulę galią turi va visi sujungti į vieną. Dabar, kai pasakai, tai man atrodo tas laužas, kaip vat ugnis eina į viršų. Vai kaip stipriai energijos eina. Nes visos susikibę, kiekvienos tas toksai kaip stulpas eina, tie padai ant žemės padėti labai įdomi, taip kaip tupim sėdėm. Ir kai mes susikimbam rankom, toks gaunasi iš mūsų kaip didelis energinis stulpas į dangų. Žinot, kada ateina iš karto, mes turim tą stulpą dabar mesti dangų. Kur mes? Susikumuliuos labai daug šviesos ir turi mesti. Ką mes Tos tą energetinį savo stulpą. Kur mes turim įmesti? Tiesiog į viršų į visatą. Jisai pas visas jau yra į visatą susijungęs. Jis net Sukėlė. atrodo net ir aš dabar matau, bet kaip net į žemę. Per žemę eina irgi toks gaunas, kaip tas vadinamas donutas. Jeigu taip įsivaizduojate. Per žemę. Gal biški gali plačiau paaiškinti. Ta prasme turiu omeny, kad tai gaunasi kaip, nėra taip, kad į žemę tik tai nuėjo, jisai eina, kaip čia paaiškinti dabar, va taip, va, kaip yra žmogus, eina į viršų, matau, stulpas, ir eina į apačią. Ir kažkur kažkokioj tai erdvėj kaip susijungimas. Ta energija kaip ratu eina, tas mūsų stulpas.
Tai nėra stulpas be pabaigos kažkur, ta prasme su pabaiga. Tai yra stulpas, kaip tėkmę tokią turi, kaip ratu eina, kaip čia paaiškinti. Jeigu taip vaizdžiau paaiškinti, įsivaizduok spurgą kokią suskylę arba baraką. Taip, supratau dabar. Taip. Bet kai mes susiemame už rankų ir tie mūsų stulpai, iš mūsų visų keturių eina dar tokia, kaip, toksai gaunasi čiut ne kaip eglutės forma, bet jisai eina tiesiai į dangų. Ir tos visos intencijos mūsų įdėtos yra. Visokios apsaugos, sveikata, žinios, tam labai labai daug dalykų. Mama, paklausk, tai kiekvienai prieš kiek čia reinkarnacijų buvo labai įdomu. Gerai, tai paklausim pirmiausia Auroros. Tai visų klausk vienu metu. Prieš kiek reinkarnacijų gyvenote indėnų toj kultūrai? 3, 2, 1. Man atėjo skaičius 27, dar vienas buvo. Kiek? 27? 27, aš nežinau. 2 pirmas atėjo skaičius. Paskui atėjo 7, aš to 7 net labai aiškiai matau. Ar čia 27, negaliu pasakyti. Renata? 4-1. Man arba 6 kažkiek, arba 8 kažkiek. Čia normalu, kad kiekvienai skirtingai, bet man keista, kad 2 ženklius skaičius. Atrodė, kad čia dar seniau turėtų būti. Čia pasirodo ne taip senai. Yeah. Emilytė, o tu matei tą vaizdą, buvai tenai prie to laužo? Šiek tiek, bet man šiaip tai labai sunkiai, nelabai prileidžia kažkaip. Man atrodo, kažkaip sunkus tokie sluoksniai. Vis kažkur liktis kitur nuveda ir aš bandau ten grįžti ir aš jaučiu, kad taip per sunkus tokius sluoksnius turiu eiti. Nežinai. Bet mačiau, prasme, kiek įvardė, tiek pamačiau. Pravalom tos sluoksnius, dabar visos esam, davai, dedam, tai žiūrėk, pravalom tos visus sluoksnius. Aš matau, kad pralaužo netgi Renata atsisukus į dešinę pusę, rodo, kad koncentruotis į kvėpavimą. Kažkodėl tai plaučiai kvėpavimas mokina, nes tokia Emilė, kai pradėjai kalbėti, sakyti, tokia kaip biškiai išsiblaškiusi. Ir Renata tokio kaip drausmingumą mokina, nes esi tokia kaip sena žiniuonė, man ateina. Ir mokiniai jaunas perduoti žinias. Kažkodėl man per kvėpavimą, tai kvėpavimą susitelkti. Aš iš vis dabar bandysiu muštis su šviesa per save visą, nes aš neprasimušiau dar normaliai, įėjusiu į hipnozę. Tai gerai, Emilija, tada tu prasimuš. Aš jau mušuosi. Mušiesi, ne? Muškis su šviesa, kurk tas bangas iš ašies aukštyn žemyn. Bet mes galim šiek tiek kitaip padaryti, nes galim Emiliją priešais pastatyti ir mes visos bendrai 3 su šviesa ją galim greičiau išmušti. Ir taip kiekvieną pailiui sustatyti, kaip sako, profilaktiką padaryti, su tais tinklelis, viskom yra daug greitesnis procesas. Gerai, Renata, tu gali. Prieš Renatą, atsiprašau, pasakant, aš irgi išsikviečiau, atrodo, Emiliją, už abiejų rankų paėmę ir aš pati savo susikumuliavau kamuoliuką, kad kai per rankas tu stovi vienas kitam paėmęs, tu gali irgi padėti numušti tos visus blokus. Mes galim padėti, aš tai pati savo praktikuoju, susikuriu, suakumuliuoju kamuoliuką, energetinį tokį šviesos, meilės ir jį 360 laipsnių kaip lašelis į vandenį. Ir taip viskas nusimuša. Atšoksta tiesiog. Ir Renata tą patį pasakė.
mes galim padėti. Nu, tai gerai, tai tada muškite, Emilijai, visus tuos sluoksnius, blokus. Čia Aurora papasakojo, ką jau Renata yra dariusi irgi hipnozį, taip su tais kamuoliukais, atsimenu. Tai. Aš pati irgi labai stipriai šaudausi per čakras, per kanalą. Visas ten tokius savo tos viesulus pasidarau, kad išsimušti tas energijas. Ir po krioklio, atrodo, stovėjau. Daug veiksmo. O jūs gal galit apžiūrėti Emiliją iš nugaros pusės? Man atėjo, kad Emilija kažkokiam kaip burbuliukė yra. Gal Renata, tu irgi matai? Bet man atrodo, kad tas burbuliukas jos pačios sukurtas. Ja. Tas burbuliukas yra mėlynas, aš jį prieš tai mačiau jau. Kažkokia Emilija turi savo erdvę pasidarius. Visada. Ten yra tokiam kaip mėlynam burbulėlyje. Aha. Tai, Bet labai gražios žydrai mėlynos spalvos, toksai labai graži spalva tokia. Ir vandens yra ta spalva, tokiam kaip burbuliukėse. gerai, aš skaičiuosiu, jūs identifikuokit, ką tas burbuliukas reiškia, ką jis jai duoda. 3, 2, 1. Apsaugas pati Jos erdvė, jos asmeninė apsauginė erdvė. Jinai pati savo susikūrus, taip. O tai Puikiai, Emilija, puikiai. Ir aš dar, kol jūs kalbėjot, dar kiekvieną kažkaip praėjau su kažkokiais tokiais šviesos skeneriais, kažką irgi pravalyt, taip labai įdomi ir kažkokį antspaudą kiekvieną išdėjau tai per priekį. Nežinau, netiksliai, kažką tokį. Emilija, tu labai dar švietė, tu žinai, biškį tokia nematomumą užsidėk ant savo tų burbulo. Supil kokį dulkelį tokį, žinai, kad vidu šviestų, tavęs nematytų, labai greit gali pagauti. Atrodo, užsidėjau. Aš, žinok, labiausiai koncentruojuosi į nematomumą užsidėti, bet aš nežinau, kiek tai veikia. Veikia, nebejo. Veikia. Aš dabar skraistelę užmečiau ant tą burbuliuką tokią. Plazminę, tai žinai, tokie atspinties nematys. O man atėjo prieš tai, norėjau sakyti, uždėkim apsaugas, bet man atėjo, kad mes negalime lysti jo sukurtą erdvę. Ji pati turi susikurti tą nematomumą. Jeigu mes įeisim, tarkim, uždėsim kažką tai eina kaip prieš jos kūrybą, mes jau būsim sukūrę ne tai, ką ji pati yra susikūrusi. Aš grinai dabar vėl persikurt norės. Darau tą nematomumą, jisai dar neužsidėjo? Aš matau jau jį užsidėjusi, o tu Renata ar matai. Nebe taip ryškiai šviečiasi. Jis turėtų iš vis nieko nepraleist, šiaip tai įdomiai. Tai Emilija, tu pati dar gali, žinai, kokį sluoksnį, dar kokį dar vieną erdvę užsidėti ant jo, kad kažkokį debesėlį, dulkį ar dar kažką kaip to, kad tiesiog tą dvigubą, trigubą apsaugą pasidaryti. Bet man dabar ateina, kad mes visos 4 dabar turim savo bendrą hipnozę apsaugą pasidaryti. Bet jūs kiekviena dar, Aurora su Renata, jūs dar irgi aplink save apsižiūrėkit, apsišaudykit. Tai žiūrim dabar po vieną, nuo kurios pradedam. Man ateina, kad Emilija, tu pasitikėk savim labiau. Tu tiki savo galią, bet ne iki galo tu tik vienas. Abejoju. Taip, žinau, abejoju. Nenori tą salelį sutraukti abejonę. Kurioj vietoj tos abejonės yra, kurioj čakra? Bangos kažkaip srity man eina. Ir man eina, kad buvo kažkoks kažkada įvykis
kai tu labai, labai tikėjai savo jėgom, man per kojas energiją ir kažkas įvyko, kad nepavyko tau kažkas, tai kažkokia buvo kaip kova kažkas. Ir va tada tu praradai tą pasitikėjimą. Kaip suabejojai savim, ar tu tikrai tai galėsi padaryti. Ir tau nepavyko padaryti ir tu nuo to laiko toks kaip disconnected, kaip sako, atsijungiai nuo savo to tikėjimo, kaip tos galios. Jeigu aiškiai pasakiau, jeigu. Na, kažkaip eina kažkoks tas, ką grinai šviesos būtybių kova. Bet man kažkaip vibruoja, kad žemė ir paskui atėjo, kad čia, kai pradėjo ateiti virusas į žemę. Ta prasme, čia buvo sena reinkarnacija. Čia daug reinkarnacijų atgal, bet jeigu tu būtumai nesuabejojusi, nebūtumai praradusi to ryšio. Tau kažkas kitas pasirodė kaip stipresnis, kaip stipresnė galia turi ir tau dabar atrodo, kad kiti kažką tai gali geriau negu tu. Tau ir dabar kažkas atsispindi šiame gyvenime. Bet tu turi pasitikėti kaip tas žirgas, kaip tu joji ant to žirgo. Tu jo pasitikė. Tas ryšys ten atėjo kažkodėl vėl tas žirgas. Aš jau išsitraukiu iš tos trečios čakros, kaip vieną kažkokį ir antrą kažkokį ir išmečiau. Bet išsipurtik dar, Emilija, per visą save išsipurtik, kad iš visų erdvių išsipurtytum. Aš tai sakau, ir mentalinį kūną. Išsivalyk, nes ten kažkur yra įsirašę mentalę, kad nepasitikėt savimi. Ant programėlį išsitrauk. Taip, ir man atrodo, man tokia mintis ateina, kad tu turi tikėti savo jėgom. Tai faktas, kad bus kitokių būtybių, kurios turės kitas jėgas. Ir tu, žinai, nepasimatuosi kiekvieną kartą su kitu. Bet tai nereiškia, jeigu kitas ir yra stipresnis, tai nereiškia, kad tavo jėgos yra prastos, kad tu esi silpna dėl to. Nei vienas to neturi. Atsiprašau, kad pertraukiau. Taip. Ateina, tai, ką tu turi, niekas to neturi. Toks gavosi kaip išdavimas savęs tau, kai suabejoji. Ir vėl man tas žirgas, ir vėl tu jojant, ir aš net matau tuos rugius ir tokį saulėlydį ir tą plunksną. Atrodo, kad per tą plunksną kažkoks ten susirišimas vėl man per kojas eina. Ir kaip sakai, va tos kanopas, tas kiekvienas kanopas į žemę trenksmas kažką tau viduje duoda tokio. Aš prieš tai dar išsimečiau tas plokšteles, tas diskus iš galvos. Ir tiesiog pradėjau, atrodo, matyti tą vaizdą, kaip Aurora pasakojo. Emilija, tą vietą, kur išsėmiau, išpildai? Ne. Nepalik tuščių vietų. Emilija joji ir tavo rankos taip plačiai išskėstos, tu tokia visų garsų, taip iš visos širdies jokies, atrodo kaip sugrįžai vėl į save. Atrodo, nori visą tą universą apkabinti, kaip pasakyti, kad joji rugių laukas, toksai kaip saulėlydis, labai raudona, tokia kaip rūžava į saulę. Ir tu taip išskėtus rankas abidvi ir atrodo, kad nori viską iš tos laimės apkabinti. Visą tą, ką tu matai. Bet tokiu greičiu joji, kad ir tas visko napas. Aurora, klausyk, kad tau netrodo dabar, kad jai tą plunksną reikia dabar eteriškai užsidėti ant savęs. Aš ją matau su tą plunksną. Bet jai reikia pačiai, kad jinai įsitvirtintų kaip šviesos simbolį.
Tai yra kažkoks, tai kaip, nežinau, kas čia toksai, taip kaip šviesos, toks kaip tavo šaltinio, kaip tavo prigimties, kažkas tai čia yra. Ta plunksna labai man ta plunksna vis ateina ir ateina. Man kažkaip Bet atėjo tu gal čia pati sparnų simbolika. To Nežinau. simbolika, totemas, žinai, indienų kultūrai kaip totemai buvo. erelis dabar atėjo, kaip pasakyti. Nes aš pati tos sparnus turiu, jau žemėje aš jų nebeturiu kaip kosmos. Ir gal man va, ta kažkokia simbolika gaunas kažkaip taip atėjo. Bet Mhm. aš tai jau klijavaus ten tą plunksną jau. Kai tik man pasakė, kad reikia, aš ten jau pradėjau klijuoti prie galvos lipinti. Oi, Renata pralaužo, vėl irgi rodo į plunksną su pirštu. Mokina kažką. Tai. Renatai, reikia pažiūrėti, ar jinai yra atsirakinusi irgi tą informacijos tekėjimą, kaip jinai ten tų žinių turėjo. Ir kad žinias tas. Taip, Renata, susikaup, kurioje vietoje pas tave yra tos žinios. Man ateina, kad Renata kaip gyvūnė. Nu, Renata, Girdžiu, mergytas, girdžiu. Kažkas man čia juda viduje. Neverk, Renata. ašaroji. Renata, ne? Kažką Leisk užjudino. savo pasąmoniai. Leisk savo pasąmoniai tekėti ta tėkme ir surask toje vietoje, kurioje pas tave yra tos žinios užrakintos. Atsirakinkės, integruok. Pas Renata užspausta gerklėje. Nusimk nuo gerklės, kas ten tau, ką spaudžia. Ir pasakyk, jeigu matai kažką. Kažkokius spyglius jaučiu. Išsiimk. Išsitrauk jos. Išmesk viską juodą skylę. Man irgi ateina, kad tas susigraudenimas yra tas ilgesys, tas supratimas, kaip jinai pasiilgo. Nu, vat, ir tos, kaip jinai vat, neteko, galbūt vat, pamiršo tą informaciją, tai kad neteko, bet pamiršo. Ir irgi tie spygliai atrodo sudėti, kad nepasakotų. Toksai kaip žiedas, net atrodo ant gerklės uždėtas. Man iš karto atėjo reptiloidai kažkaip. Man irgi. Uždėtas žiedas. Ir... Nu, tai viską Renata nusiema, išsitraukia visus spyglius, nusiema visus žiedus, susirikiuoja reptiloidus priešai save, susinaikina kontraktus, jeigu jie yra. Ir viską išmeta, kas ne jos, į juodą skylę. 3, 2, 1. Lavos tokios paleidžiu. Ką paleidai? Reptilų. Lavos tokia banga paleidau. Karštą. Ir viską išdeginai. Atrodo, Tavo taip. labai daug tų žinių, jos atrodo eina tau iš kažkur per kažkokį tai. Kaip kartais tu net pati pagalvoji, iš kur pas mane tos žinios, iš kur aš taip išjaučiu, kažkaip galvoju, iš kur čia tai viskas yra. Kaip aš čia taip jaučiu visą aplinką. Nes tu esi žiniuonė ir gidūnė, man eina gidūnė. Žolelės. Kažkokias šakeles prieš tai mačiau, kaip tu dėjai medžio į tą laužą. Tai jinai dėjo kadagį, jinai sakė. Renata, o kas tu šiaip savo planetoje, kokias tu pareigas atlieki? Aš sielas į gyvenimą lydėjau. O jie. Prieš pat. Aha, tik.
Man čia grinai atrodo, kad šita reinkarnacija, nu, va, ta, kur mes matom, siejasi man grinai su tavo, nu, ta kosminė, žinai, prigimtim. Ja, aš ir dabar žolelės renku ir arbatas ir darau ir prieskonis visokius darau ir dalinu žmonėm. Ir dalink žinias, ne tik tai žolelės pačias fiziškai. Perdak žinias kitiem, kaip kad perduodi dabar pralaužo energiją. Susintegruok tu iš tos senolės visą tą informaciją, vat, prieik prie jos. Ir žinoma, tiesiog tu vat, perduoda ir tu viską įsintegruoji vėl į save. Tokia labai šviesi senolė, labai. Tokia labai daug gėrio pilna. Atrodo, per tą gėrį net visi kaip dėkoja, visi kaip dovana tokia turi, kad gali kartu pabūti arba pralaužą pabūti ir perimti tas žinias. Kaip užkaito krūtinė, oi. Tai energijos, matai, kaip susijudino. Ir dabar, Renata, visada, kai tau reikės kažką tai padaryti, tu visada prisiminsi tą momentą. Grįši tą momentą ir tau tos žinios vis labiau atsirakins. Labai dėkuoju. Ir vis basom kojom, kuo daugiau, nes kai basom kojom, čia aišku, mes tai žinom, kad pas tave ypatingai yra kažkoks tai vatas. Žolė, net ir ant pačios žemės, matau, kur ir nieko nėra, tau irgi tokį, kaip duoda, kažkokius kaip prisiminimus, kažkokios kaip žinios, vis man tos žinios eina. Ir tą patį Kaip basa vaikšto tuo metu. Aš vaikšto basa, taip aš stengiuosi daug basa vaikščioti ir ypatingai man tas jausmas yra, kai aš einu per akmenukus ir per tą žolę, šviežią žolę. Bet man ateina ir žemė. Pavyzdžiui, žemė kažkur tai. Nu, ten irgi tu pajausi tos akmenukus, bet ir kuo daugiau ant pačios žemės, o tarkim, kaip paruošta pasodinti kažką, tai ir ne, mes žemę paruošiam kaip lysvę. Bet ant tokios žemės irgi bevaikščioti. Kažkokia kita energija. Kažkas dabar delnuose, kažkas dabar dar vyksta ir delnuose, delnai kažkaip su padais jungiasi, nesuprantu kažkokias energijos. Nes tu kai eini ant tos žemės, aš matau pas tave per padus ir eina kažkokia tai energija, kaip žinių energija, kaip sugrįžimas žinių ir tu perduoti per rankas jas kitiem. Kažkas smegenyse atsirakinėjai. Va, irgi savo, irgi ir mentaliniam kūne, ir smegenyse. Susidėliok, atsirakink, susidėk tą informaciją. Aš Aurorą teisingai supratau, jinai kai basa vaikšto, jinai žemės tą energiją ir tą žinias, ne? Gauna informaciją, kaip grįžta. Tas žinias grįžta į tave. Žolė irgi labai gerai, bet man kažkodėl aš matau va tokią žemę, ne tokia kaip net papurenta, ar ne? Paruošta kaip sodinimui. Man eina per kojas energija. Toks kaip patvirtinimas. Aš atrodo net pati ant žemės stoviu ir jaučiu tą energiją. O dabar, Aurora, tu gali pasižiūrėti man po kojomis. Manęs pastoviai prikaišo visokių plokštelių. Čia yra susiję dalykai.
pastoviai yra uždėta kaip maistinė tokia plėvelė. Taip, aš ją O tai pastoviu jos tokia nematau. nematau. Taip. Ją pastoviai reikia ją Bet tu su specialiai. šviesa tiesiog, tu gali su šviesa ją. Ir čia jau dabar jos gali nebelikti. Nu, nusijimk dabar ir dabar patikėk, kad tos žinios ir ta energija, tavo savastis yra tokia stipri, kad jinai degina, niekas nebegali prikibti prie tavo pėdų. Tokia nematoma jo plėvelė buvo, nebėra jau jos viskas. Dabar aišku, kodėl pastoju prie kojų kažką tai deda. Kiekvieną sykį kažką nusilpinėjau. Ir kaip matydavau tos ar nerimtus, dabar padaro plėvelę, kad nesimatytų. Bet apšviesi, matysi. Ta plėvelė atrodo tau toks kaip aparatas prie čiurnos, toks kaip uždėtas. Tau čiurnos neskauda kairės kartais. Dabar neskauda, Tas bet anksčiau skaudėjo. kauliukas. Tas toks, o čia kur kauliukas yra, iš ten kažkoks kaip energetinis, matau. Toks užsideda tą plėvelę kaip iš ten, kažkoks toks kaip, žinai, kaip tam kaliniui toks uždėtas pas tave. Tu jį Oi, nusijunk, Renata. Nes per jį užsideda visas blokas. Ir kapoja šį. Nusijunk. Užsidėk dar papildomas apsaugas tada savo ant Man kojų. atėjo, kad to nenakiu čia uždėta ir Vau. Kada jie čia uždėjo? Ai, čia jie nukreipė kažkas savo tai jiems. susijęs su saulės. Kažkas tai su saulė, tavo ryšys su saulė. Tai su kristalu. Mhm. Bet tai čia Anunakiai siunčia savo, kaip sakant, padėjėjus tarnus, kurie uždeda. Man iš pradžių ėjo pilkiai, paskui Anunnaki iš karto atėjo tas pagrindinis, iš ko ateina komanda. Sakymas. Taip. Na, aš šiandien sakau savo laisvą valią. Draudžiu liesti prie mano kūno. Visas mano kūnas, mano visi subtiliai kūnai priklauso man. Visa mano energija priklauso man. Viską nukertu ir išmetu. Jeigu treptelsi su koja į žemę, aš matau Jau. basom, tai atrodo Jau. viskas net nueina. Tokia kaip energinė banga. Tai jinai... Patrepsėkit kartu. Jo, patrepsėkit kažkaip. Aš irgi jau taip patariu. Nes matai, jinai kaip krištolinė, jinai su saulės kristalu jungiasi, su žemės kristalu jungiasi, tai čia. Aš kiekvieną dieną jungiuos, Kristina, aš kiekvieną dieną jungiuos. Nu, tai va. Nusiėmė jau blok. Viskas reikia apsaugą susigalvoti. Ir užsidėk kokius tai savo daviklį, kuris, jeigu tik pradeda jungtis, pradeda kažką dėti, iškart pajunti, patrepsi ir viskas, ir nieks neprisijungia. Bet kaip ta žemė, žinau, kad mums visiems energiją duoda, va taip, kai vaikštam. Atrodo tokie kaip, taip pat kaip, nemoku net pasakyti. Bet kyla energijos į viršų, tokios šviesytės, kaip eina į vidų, į mūsų kūnus. Visokių spalvų, tokios kaip energijos, tokie kaip žaibukai netgi. Labai reikia vaikščioti ant žemės. Ir tada mes prie laužo sėdėm ir padai padėti ant žemės. Pažiūrėkit, ar vyksta tas ląstelių lygmeninė, nežinau, atomų lygmenį, kaip mes tuos jonus surenkam, ne, tos, kurie mums trūksta, kad nebūtų laisvų radikalų kūne. Taip, eina iki pat ląstelės, iki mitokondrijos. Ta energija. Net viskas keičiasi kūne, kai gaunam tos energijos. Organai kitaip funkcionuoja. Kraujas kitaip teka, raumenys
Visa mūsų anatomija. Mes visiškai negaunam tos energijos. Ir kai